Na ką, labas draugai, žodžiu, mano kanalas stebėtojai. Šiandien truputį pakalbėsim vėl apie puslapį Betronomy platformą, kurioje galite investuoti taip, kaip padariau aš. Pradžiai aš investavau, tuoj dar papasakosiu, pradžiai investavau aš ne apie, o tuoj pasakysiu, pasimsim tuoj pelytę. Opa. Taip, pradžia mano buvo 25 baksai, aš investavau. Čia tą pirmą skiltį yra BRIC, jinai vadinasi. Iki 0,5% ten galima gauti gražą kiekvieną dieną. Praėjus savaitėj, turbūt gal pusantros kažkur praėjo. Ten savo žmoną irgi įdarbinau, tenais irgi investavom, jai padarėm anketą. Po kurio laiko aš perėjau ant kitos platformos, čia va yra. Jinai vadinasi bronzinė ir ten įdėjau 226 eurus. Jo, 226 eurų dabar yra. Ir 12 centų, jeigu tiksliau, va, ir matosi. Ir ten kai kuriuos pinigus aš pats savo įsidėjau, kai kuriuos užsiauginau tenais pinigėlius ir kai kuriuos gavau iš platformos kaip paskatinimą, sakykim taip, ten už video va šitą kur sukuriu irgi. Tai irgi platforma skatina, kad platintis, kad žmonėm papasakot, už tai irgi moka pinigus ir tos pačius pinigus aš vėl investuoju į tą platformą. Kaip sakant, pati platforma, jinai nėra baisiai sudėtinga, nėra čia kažkokių kosmosų, jinai yra anglų kalba, bet aš pasirenku viršui vertimą puslapio pasidarau, tai man viskas čia lietuviškai pasidaro, viskas aišku, jokių problemų nėra. Toliau yra keli žmonės, kurie jau pagal mano nuorodą, kur aš įdedu visą laiką nuorodą, pagal šitą nuorodą yra investavę irgi pinigėlių. Tai šitą programą irgi veikia, kada, pavyzdžiui, kaip čia pavadinti, draugai, sakykim taip. Tai kada aš, pavyzdžiui, įdedu savo pinigėlius, ne, po to per mano nuorodą kažkas susiregistruoja irgi, tai ten, sakykim, mano draugas koks nors, jis investuoja, sakykim, pinigėlius, tai nuo tos sumos, ką jis investuoja, irgi gaunate procentėlį jūs į savo sąskaitą šičia. Ir tos pinigus galite arba pasimti, arba investuoti kaip jau norit. Po to yra taip, kad aš ką pastebėjau, kada esate jūsų draugas, kada yra investavęs ir kada jisai gauna gražą kažkokią, sakykime, palei kokį ten planą jis pasirinkęs, tai nuo tos gražos aš suprantu dar kažkoks ten procentėlis eina, nes matosi, kad ten kažkokie ten centukai byra po truputį, kiekvieną dieną. Taip pat sistema labai įdomi, man patiko ir nebūtinai čia turi iš karto tūkstančiais, čia sakau, galima, kaip čia rašo, $25 galima investuoti mažiausią sumą, galit pasižiūrėti, paskui antras lygis yra bronzinis, tai nuo $200 iki $1000. Ir kuo didesnė suma investuojasi, kuo ilgesniam laikui, tuo yra procentaliai graža didesnė yra. Tai čia jau, kaip sakant, kiekvienas mes pasirinkam pagal savo finansus, pagal savo, galbūt kaip čia, pasitikėjimo lygį kažkokią tai, ar kažkokią gražą greitesnę norėjimą gauti. Tai čia mes kiekvienas pasirinkam pagal save. Aš pasirinkau šitaip, aišku, norėčiau į tolimesnius investuoti, bet kol kas tiek pinigų neturiu, po truputį auginuosi, keliuosi tą lygį, o toliau kaip bus, matysim, arba aš juos nusigryninu. Tai kaip dabar aš įsidėjau $226 dolerius įsidėjau ir uždėjau ant 40 dienų. Po 40 dienų nuo $226 pasidarys 290 po 40 dienų. Tai daug ar mažai nuo tokios sumos aš manau, kad tikrai neblogai. Taip, kad tuo labiau, kad tie pinigėliai man būtų kažkur tais taupiklyje, ar kažkur tais, ar sąskaitai kažkur turint, kur jokios gražos nėra, čia vis tiek, kaip bebūtų, yra graža. Taip, dabar aš tuoj parodysiu jums dar, kas toliau šitoj programėlėj.
Na kągi, pabandžiau prisikonstruoti kamerą prie kompiuterio savo ekrano. Taigi, dabar, kaip ir matot, va čia va viršui yra bronzinis pas mane, kaip ir matos, aktyvus. Mano pinigėliai yra 226 eurai investuoti. Šiandien dieną turėtų būti, tuoj mes pasižiūrim. Taip, šitas. Pabandom susivesti kriptovaliutą kokią. Taip, klaviatūrą truputį atidarysim. Taip. Va, rodo. $1,7 užaugs man per kiekvieną dieną ir va $293 turėtų būti pabaigoj. Šiandien dienai mačiau, šiandien tik atsirado tokia nauja akcija, ar čia kaip čia pavadinti, žodžiu, kur čia būdavo 120 dienų, kur įdėti reikėdavo $1,000 įsidėti, tai dabar yra padaryta, kad tik $800 galite įsidėti ir dalyvauti va šitoj programai. Ir visur yra padaryta, kur buvo, sakykime, čia turbūt 5,000 buvo, nesimato, dabar 4,000 padaryta. Čia 10,000 buvo, dabar 8 padaryta, čia 800 vietoj 1000 ir čia vietoj 1800. Čia yra nuo tokios sumos, sakykime, iki kiek jūs jau ten norėsit. Taip, pataisysim truputį dar kamerėlę, matau, pabėga man. O, taip. Tai dabar pasižiūrim, taip, prietaisų skydelis, ką čia rodys mums. Truputį pastrigė man čia. Taip, čia apačioj galima žiūrėti, matote, šitą platformą, jinai pinigus investuoja į technologijas naujas, sakykim taip, ir įstatymus. Jis yra jo dvi kryptis, į kurias investuoja šitą platformą. Tai čia galima pasižiūrėti, kur buvo statyta ir kiek laimėta, sakykim, čia va kitas puslapėlis. Kiek laimėta, kiek pralaimėta yra, va matosi, kur pralaimėjo už kažką statė. Čia kaip čia, dėl ko tiek yra daug statymų žalių, kad laimėti yra statymai. Kiek aš domėjausi, toj platformai yra dirbtinį intelektą kažkoks tai ten didelis kažkoks įrenginys, nežinau, kuris analizuoja, sakykime, statymus, apie komandas, analizuoja tas pačias komandas, kaip žaidžia, kaip ką ir su dirbtinio intelekto pagalba yra statomi va tokie, kaip sakant, yra statoma ir didžioji dalis yra pinigų statymuose laimima. Čia, kaip sakant, kiekvienas dirba savo darbą. Toliau, strategijos paspaudus. Taip, strategijos, čia kaip ir minėjau, yra visi tie, kuriuos norit pasirinkti, bronzinį, auksinį ar sidabrinis, ten tie visi lygiai. Čia viršui rašo, ką esate uždirbę, čia va procentai, 0,75%, nors aš kai buvau va tam pirmam strategijoje, tai buvo man 0,5%, dabar pasiperėjau į kitą, tai dabar 0,7% man pasidarė. Čia tie pinigėliai yra va 10,83, aš kaip suprantu, tai paspausim to į partnerių programą. Ir čia kiekvienam jums taip gali būti, taip kaip man dabar buvo. Sakykime, Davidas yra pastatę $216 ir nuo Davido man įkrito $10. Tai va, tai skaitau tikrai neblogai. Čia savo žmonai buvau pervedęs irgi investavo, tai nuo jos ten irgi kažkiek man ten įkrito, dabar nepamenu. Taip, strategijos grįžtam atgal, pasižiūrim dar. Tai čia kaip ir viskas aišku, turbūt viską paaiškinau. Paprastai aš bandau aiškinti, nesu aš kažkokiu aukštų mokslų daktaras, kur čia išaiškinti. Aišku, čia galima pasistudijuoti, čia viską dasidėti sumą, sakykime, nustatymuose čia yra. Čia galima daug ką dar pasižiūrinėti. Toliau. Partnerių programą tada pabaigim. Kažko man čia nestringa labai, tas internetas čia toks lėtesnis. Taip, čia yra va lentelė partnerių programas, kokia
kokia čia vizija yra, kiek investuojat, kiek gaunat. Nu, čia va visą pagal šitą lentelę galima pasižiūrėti čia plačiau viską. Tai va, mano čia rodo 216 eurų yra, dolerių tai yra investuota. Čia kas buvo, čia buvo 50 įdėjęs, iš kurių pervedžiau į žmonos Betronomy sąskaitą, kur jinai irgi investavo. Nu, čia va viską rodo, žodžiu. Viską galima pasižiūrėti. Taip, čia rodo, aš per kokį žmogų atėjau, per savo brolį, Aivaras, ir jis nuo manęs gavo 18 dolerių, nuo manęs. Toliau žiūrim. Balansėlį, čia galima pažiūrėti bitkointų, kokias kainas yra. Kaip kas nors, aš čia dar neįsigilinęs, nelabai šialendu. Mūsų yra, kiek suprantu, šitas. USDT. Mūsų šitas bitkointas yra. Nes čia šitoj programai viskas yra bitkointais. Čia galima balansę pasižiūrėti, ką jūs darėt, kiek pervedėt, kiek nusijėmėt. Visą ataskaitą čia yra. Nu, čia toliau yra profilis. Kaip sakant, pereinat prie savo profilio. Pasižiūrėt irgi. Galima čia pasižiūrėti visus tos. Viskas lietuviškai pasidaro. Čia paskui yra mano nuoroda, per kurią galima ateiti į šitą puslapį ir investuoti irgi. Tai jeigu norit, galit nusiskanuoti šitą ir per šitą iš karto jums įmes į programėlę. Toliau ką? Toliau, šiai dienai viskas, kaip ir dabar nusprendžiau kiekvieną penktadienį aš padarysiu šitokius video, parodysiu, kiek užsiauginau pinigų, kiek atėjo per mano nuorodą. Tai kaip sakau, hebra, galit nebūtinai čia tų 1000 investuoti, galit įsidėti ten pradžiai pasimėginti 25 dolerius ir žiūrėti, kaip jie auga. Tai manau, kad čia nėra labai blogai ir kaip sakant, pasibandysit, pasižiūrėsit, bus noro, galėsit ir didesnį sumą investuoti, čia kaip sakant, jau nuo jūsų priklausys. Tai tiek turbūt šiam kartui ir susimatysim kituose video. Dar nepaminėjau, kad bus įdėta nuoroda po video po apačios ir galite pasinaudoti šitą nuorodą ir užsiregistruoti betronomy.com puslapyje. Tai kol kas tiek, bus penktadienis sekantis, bus dar žinių ir papasakosiu viską, ką aš daugiau dar sužinosiu, parodysiu, kiek jau man priaugo ir visa kita. Tai raginu, investuokit ir jūs turbūt. Tai tiek. Iki.